Programėlė Transport in Vilnius skirta viešojo transporto Vilniaus mieste maršrutų ir tvarkaraščių peržiūrai. Tokias pat funkcijas atlieka, tik kitiems miestams yra pritaikytos programėlės Transport in Panevėžys, Transport in Kaunas ir Transport in Klaipėda. Pagrindinėme programėlės lange pasirinkę troleibusus arba autobusus gauname visus jų maršrutus. Pasirinkę norimą maršrutą gauname jo stotelių sąrašą. Jį galime matyti arba žemėlapyje, arba tiesiog kaip paprastą sąrašą. O pasirinkę vieną iš stotelių, matome maršruto tvarkaraštį. Kaip ir stotelėse galime jį matyti darbo dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais. Šauni programėlė savybė tai, kad svarbiausius maršrutus ir stoteles galime įtraukti į svarbiausiųjų sąrašą. Tuomet jų nebereikės ieškoti bendrame sąraše, o tiesiog paspaudus žvaigždutę, pasirinkus maršrutą arba stotelę, rasime pažymėtą objektą. Nemokama programėlė Transport in Vilnius bei kitos šio tipo programėlės tikrai pravers Lietuvos didmiesčių gyventojams, kurie naudojasi viešuoju transportu. Šią ir kitas lietuviškas programėlės bei jų aprašymus rasite adresu programėlės.omnitel.lt.